Priklauso iš dalies, koks tas oro tarpas, kuo jisai didesnis, sakykime, 10 cm, jeigu būtų. Tai ką žmonės atsiliepia, gauna tokius feedbackus dvigubai. Suvartoja mažiau energijos, negu suvartoja iki tol. Jeigu mokėjai 300, mokė 100 pem. Tai prieš tai buvom atvykę į objektą, su lazeriu atsišaudėm kvadratūras, išmėtėm langus, pasimatavom įsigrėžioję skylės tarpelio dydį ir tu maždaug jau numatai orientacinę kainą kubatūriškai, padarai tokią samatėlę. Esmė ir sudaro oro tarpo dydis. Dažniausiai tai reikėtų daryti kitaip, negu aš darau iki šiol, nes aš taip padarau nemokamai. Kada nenuperku objekto, labai retas atvejis. Vat apie tokio dydžio namą, tai apie, sakykime, 5. Standartiškai vieno aukšto namukui žmonės sutelpa į 1800 eurų, jeigu turi 10 cm tarpą. Čia yra mūras, tarpas ir mūras. Vieni namai būna mediniai apmūrinti, tai ten dar labiau tarpai skiriasi dėl to, kad jis pakrypęs tas rastas į vieną ar į kitą pusę būna. Bet ši technologija tinka ir rastiniams namams, jisai neuždaro ir pralaidus garams yra šita vata. Jeigu rastas yra laidus, tai negali būti medžiaga užpūsta už rasto mažiau laidi negu rastas. Tada atsimuša drėgmė ir pradeda trešti.